kai susitikome veidmainiškai jauni, vaikaitės piešinį nustebo. Mes vienmečiai, bevardžiai kraujo broliai, alkani herojai. Pažvelkit, moteriškės, į mudviejų rankas, į pirštų odos rašmenis. Įsiklausykit, kokia balsų konsordina. Dar nežinojau, kad tu stebuklų meistras, ypač nuogas, sniege lyg pažastų. Mane išvarė iš rasotų iščių, bet iriesi kartu per šaltį ir šipsais. Nesuprantu, ar lesinam kregždes, o gal kregždėjame sapne, beviltiškam įkvėpę nervingo oro. 1945 metų gruodžio 15 dieną Aleksandro ir Teofilės Aleksų šeimoje užugimė Lietuvos rašytojas ir gydytojas, Lietuvos gydytojas ir rašytojas visokiojopas, Gasparas Aleksa, kuris buvo pakrikštytas užugimė Veliuonos apskrity ir 1946 metų sausio 1 dieną pakrikštytas Veliuonos bažnyčioje. Ir taip 1946 metais, sausio 1 dieną, patyręs pirmąjį sakramentą Veliuonos Švenčiausios Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje, būsimasis 2012 metų Petro Cvirkos literatūrinės premijos laureatas, atėjęs šiandien pas mus į Kauno menininkų namus, labai gražią spalio 17 pavakarę, susitikti tokiam vakare, kuris pavadintas novelių vakaru, su savo žmona Violeta Šobinskaite Gaspara. Pasakyk keletą žodžių apie savo vaikystę, kas yra ta Veliuona ir kaip tas Nemunas ten veikė, kad tu atėjai į šitokį savo būsimą gyvenimą. Buvo daug sniego ir arkliai, reiškia, ten ir pasibaidė ir užklimpo, tie šlajukai apvirto, o mane laikė, reiškia, krikšto mama, tėvas sesuo. Ir paleido iš rankų ir neranda, o aš pusnis gili, tai paskui kol surado. Nu, vienu žodžiu. O šiaip tai ką ta vaikystė, ta kūdikystė, šiaip tie atsiminimai, kaip kaimo vaiko atsiminimai, tai kas laidotuvės labiausiai įstringa, nes senukai aplink vis mirdavo, tai ten atsiminė net nuo 2-3 metukų. Aišku, bažnyčia didžiausias įspūdis, nes ten vesdavosi mama arba močiutė kiekvieną sekmadienį, tai ten tie vargonai, tai ten būdavo stebuklas. Aš nežinau dabar, kaip vaikai žiūriu, kaip ateina į bažnyčią, tai jie laksto ten, sakau, aš kaip stabo ištiktas stovėdavau ir klausydavau. Ir paskui grįžęs namo norėjusi vaidinti kunigą. Taip.
Ir mano močiutė ir jos brolis toks buvo siuvėjas, didelis humoristas. Tai aš juos ir tuokdavau ir išpažinčių klausydavau. Ir sakau, toks buvo klebonas Palonskis, Kaleidojo, tai buvo kur ten sovietiniai laikai, pats, reiškia, teroras, viską tas kunigas klausia. Tai ko būsi, vaikeli? Sakau, kunigu. Buvo toks pasakymas. Nu va. O šiaip tai tragiškiausia tai buvo pirma mokyklos diena. Aš praverkiau visą dieną. Nu, kaip vaikai, žinoma, man nupirko tokią geltoną dėžutę saldainių, kaip dabar yra, reiškia, tos skardinės tokios ir ten tokie žali tie saldainiai, pailgi sulipę tokie. Tai aš apsikabinęs tą dėžutę ir praverkiau visą dieną. Ir ko? Nežinau. Gaila buvo trūt kūdikystės, laisvės. Didžiausia tragedija būdavo, tai pareinu namo be palto, be batų. Skriausdavo mane mokyklą ištik, kol aš buvau dar pradinėse klasėse. Tas įskūs pačiu laiku. Likdavau po pamokų dailyraščio. Nes aš dažnai bliaudavau matyti ir rašyti, koks narglys rašą užkrenta ir sutepta, o mokytoja pyksta. Bet ačiū Dievui, buvo 4 klasėje tokia, aš buvau 1, 4 tokia buvo Rita Tamošaitytė. Tėvas buvo mokytojas muzikos, vargonininkas garsus paskui. Tai mane paglobodavo, tai kažkaip tai tokia užuojauta turėjo. O iš tos užuojautos ėdė į gydytojus ir į kunigus neišėjai? Gal dėl to ir kunigus neėjau, kadangi moterys labai svarbios pasidarė. Aš iš tų žmonių, kurie su kiekvienu ligoniu sirgdavo ir mirdavo ir taip toliau. Paprastai profesinė prasme gydytojas turi būti šaltesnis, jausti atstumą. Taip, ligoniams būdavo gerai, bet man nelabai. Toks yra toksai. Dėl to aš sulaukęs tam tikro laiko, kada jau profesiškai viską išsėmiau ir ėjau nuo gydytojo praktikos į organizacinius darbus, visokius kitokius. Nes gydytojo profesija yra labai sunki. Jeigu tu nori būti gerų gydytojų, tai yra begalinio sunkumo. O kokia nuojauta ar ženklas buvo, kad tau reiškia visokius niekus rašyti, žiaugą žvirblį medžioja? Nu, 5 klasėje parašiau tokį, nežinau, ką aš ten parašiau, kažką tai mergaitė. Nu, išvogė mano pusės serija, nu, žinot, visada atsiranda žmonių, kurie piktavalių išvogė mano ten, perskaitė ir davė tokį, nu, vienu žodžiu, kažkokį, pradėjo vadinti erzinį. Poetas eina, poetas. Tai jau, kol aš atsiploviau nuo šito, tai jau visai to. Su tais romanais tai puoliau tiesiog į bėdą. Prisižadėjau, paskui turėjau parašyti. Ja. Su pirmu romanu tai buvo taip, aš kažkaip Algirdas Verba vis sakydavo, tu nepasakok man tų istorijų, iš tavęs tai pavogs, tu tik papasakok kam nors, tu tik papasakok, tu geriau užrašyk jas. Ir paskui aš Neriškų Dievagos leidyklos redaktorius. Sakau, jeigu aš parašyčiau apie mediciną, ką nors tokio, gal nelabai ten ypatingo, bet tu parašyk, išleisim, kad kodėl ne. Nu, į paskui sakau, tai kada atneši? Tai teko sėdėti paskui naktimis ir budėjimų metu. Jau sesutė žinodavo, kas budi, nes tašką tą spaudinamą mašinėlį. Va. Tai pirmasis ir buvo Adomo broliai ir moteris, ar ne? Tai leiskite, aš pacituosiu, ką šviesiausios atminties Juozas Aputis apie šitą romaną trumpai
Romanas tiesiog dūsauja tą energiją, o jei turėsime galvoje pagrindinį romano herojų Jorį, tai reikės pasakyti, kad jos smalsumas, imlumas, jautrumas ir pasiutimas, švelnumas, o tarpais ir cinizmas tiesiog pleškėte pleška. Tas gyvenimo geismas, lyg koks botagas vaiko į poligoninio operacines ir po Samarijos rajoną, o paskui dailiakrūtės moteris ir paskui didesnius ar mažesnius Lietuvos įvykius, o kai kojomis, skalpelių mintimis ar žodžiais paknopstom lakstydamas herojus daug kur pasirodo esąs ne vien kokios tuščios fizinės energijos krečiamas, o ir nekvailos smegeninės vaikomas, tai skaitytojas pradeda norėti Zalatoriaus Alberto mintimi ir pats tokį gyvenimą pagyventi, o jei nepagyventi, tai pripažinti, kad ir tu kaži ką panašiai esi jautęs ar jutęs. Norisi prisipažinti, kad tokį gyvenimą priimi, kad jis neatgraso, o priešingai vilioja ir traukia. Aš nuo čia kažkaip atsiremiu ir noriu paklausti, Gasparai, ar nuo draugystės su Algirdu ir globojimų verbos tu pradėjai globoti neįgaliuosius, tu juos subūrei, tu tapai jų ar viceprezidentu ar prezidentu, gerai nežinau. Aš esu pati buvusi keliose stovyklose, kur jie buvo vasarą ir vėliau ir atrodo radviliški. Ir kada šitie žmoneliai, kurie ratelinukai, kaip vadini, kiti truputėlį įdomesnės galvosenos, dvasinio kažkokio ypatingumo, ir jie per susitikimą, po paskaitimo su jais, po humoro, po dainų, dainuoja ir sako, aš nebuvau išėjęs iš savo trobos, aš mačiau gyvenimą per langą. Matyt, tai buvo lemta, susipainiojo daug dalykų, čia ta Lietuva tapo vėl nepriklausoma. Mes neįgaliųjų reikalais visais klausimais buvom anais laikais labai giliai duobėję. Praktiškai tie žmonės buvo visuomenės užriby, už borto. Kad dabar rateliuose žmonių jau matom ir gatvėse, kad jie ir mokosi. Ir šiaip tai tas protrūkis čia prasidėjo labai toks įdomus dalykas. Į Lietuvą tada gydytojai prieš branduolinį karą tokią organizaciją, amerikonas toks Williamas Waringas užsuko į Lietuvą, jis pateko į vieną mitingą prie katedros Vilniuje ir ten susipažino su mūsų tais žmonėmis, kurie pradėjo tik išeiti. Ir tada jisai subūrė tokią programą, Amerikos lietuviai surinko pinigus ir Jonas Marčiukevičius pakvietė mane važiuoti į tą stažuotę ir mes 15 žmonių tada išvažiavom į Mičigano valstiją, į Mičigano universitetą ir grįžę mes pradėjom kurti tą sistemą. Mes susibūrėm toks intelektualų būrys, kuris pradėjo tiesiog kurti naują sistemą, kuri dabar yra jau po 20 metų. Iš manęs gydytojai juokdavosi, sakydavo, tu savo karjerą chirurgo sugadinai, kam tu ten nuėjai, ką tu darai, ko jiems reikia, jiems nieko nereikia, tik pensionatų ir daugiau nieko, ko tu ten, o viskas išvirto kitaip. Tai tik šitą dabar. Čia jau dabar atėjom iki šitos knygos, kur yra ir apdovanota premija, ir vadinasi Žiogas, žvirbliai, medžiojo pakraščių kasdienybė. Aš skaitysiu tokį tekstą, kuris vadinasi Vieno vandenio istorija. Dabar daug laiko skiriu
ilgoms šnekoms su angelu sargu. Mudu gyvename 2 skirtingus gyvenimus, bet negalime įsiversti vienas be kito. Pakėlęs akis žiūriu į sparnuočius, nardančius žydrynėje, kaip norėčiau kartu su jais įskleisti sparnus ir lėkti aukštin į tolybes, kuriuose vėl tapčiau savimi, turėčiau judres ir jautres kojas, stipres rankas, nebūčiau tampomas traukulių, bet negaliu. Esu nematomais pančiais prikaustytas prie ratelių, rankos vos pajėgia sukti tuos prakeiktus tekinius. Esi jauna simpatiška moteris, parkritusi ant čiužinio vidury pušyno juokiesi. Atrodo, to jau pašoks ir nubėgsi į Dringio ežerą maudytis. Argi tas neįgaliųjų vežimėlis tikrai būtų tavo? Šiandien man iš tiesų gera. Ir gera, ir galva tuščia. Visas blogasias mintis išbarščiau, nelyginant pušis pernykščius spyglius. Sužinojusi, kad ir tokius kaip aš ima į baidarių žygį, neiškenčiau, įsiprašiau. Rateliai, kuriuos matote mano, ir tai nėra blogai. Įsivaizduokit, kad aš undinė. Sako, vyrai žavisi undinėmis. Negi jie užmiršta, kad undinė neturi kojų, tik didžiulė žuvies uodega. Nežinau, kur būsime rytoj, šiandien laikas lygų vynas teka, ten kur gatvės, medžiai, bibliotekos, piktžolės kloneliai nertoj, kai išeisim oras liks gal rūkas, žodis išvarytas iš tarmės, liks lietus, kuris stogais varvės ir seniai rašytas atvirukas. Virš sodybų dūmai kils tiršti, balins viralą paduos batvinių vyrų ir vaikams iš šalavinių dubenėlių, kur jie nukišti. Mes ramiai gulėsime po medžių, po aukštųjų tujų šaknimis, jau tariu sudė skiemenimis ir grįžtu ir pradedu iš pradžių. Nežinau, ar būsime rytoj, kokią nutartį žadės mums laikas, gal iš naujo sendins ir nuvaikęs, paguldys milteliai nertoj, o galbūt iškels aukštinį šviesą, ištirpdys lyg gintarą vyne ir žibės žibukais kamine, mūsų akys erdvėse atvėsę, nežinau, kur būsime rytoj. Pereikime, kai aš paklausiau, nuo kurio pradėti pirmą, ar nuo moters, kaip jau reikia, mums užleidžia vis tokias vietas pradėjimui stipresniam, ar nuo vyro, kuris yra dabartinis tik šviežias laureatas. Tai Gasparas Violetai į ausį telefonu sakė, kad pramaišiui. Taip biskutį tą pramaišymą padarykime. Ir dabar, Violeta, prašau atsakyti, kaip ta redaktorystė jums ten išeina. Gerai. Gerai. Pinigų sutaupom. Nereikia redaktoriui mokėti papildomai. Kas ten toj Gribašoj, kas ten kaip tie dzūkai ir kaip tu į juos ėjai? Šiandien tas kaimas tebėra. Mes su Gasparu į jį kiekvienais metais nuvažiuojam, bet dėja to, ką aš ten radau, jau nebėra. Va, šitai negražiai, aišku, pasielgiau, aš savo vilkų marčiau, visus juos išlaidojau, bet taip ir atsitiko, kitaip ir negalėjau būti. Man ten pats romantiškiausias mano gyvenimo nuotykis, pats nuostabiausias mano gyvenimo nuotykis, toks, kokio kitur niekur negalėjo būti, nei Kaune, nei Vironoj. Man patiko, pavyzdžiui, dalyvauti vilkų medžioklėj, bet lygiai taip pat man patiko dalyvauti žodžio medžioklėj. Man Žemaitėj
be galo buvo gražu jų klausyti ir aš taip, kol aš mokiausi prie gvarcėlių stovėdama, tai, man buvo gražu, kaip jie moka atjausti ligonį ir kaip jie moka jam pasakyti, kad slugėva, šiandien tai dar tikrai nemirsi. Ir taip gera, žinokit, paliekti pramu kažkaip įkir. Ir kodėl tu norėjai Gasparą pralenkti, ar kaip čia yra tavo tiroliukuose viskas gerai išėjo po? Ar vienu metu, ar kaip čia jūs konkuravot, kaip jūs darėtės? Ai, čia vėlgi yra įrodymas, kad aš esu tinginė. Aš, sakykime, Vilkų maršos niekada nebūčiau baigusi, jeigu Gasparas nebūtų stvėręs manęs už pakarpos, įsodinęs į keltą, nusivežęs į Visbį, uždaręs kambarį ir pasakęs sėdėk ir rašyk ir nieko nežinau ir nieko girdėti nenoriu. Tiesa, aš dar ir Mikutai turbūt turėčiau padėkoti, nes kai jis mane priėmė į Nemuną, po to, kai aš grįžau iš Gribašos, tai kadangi aš dirbau ir stilistė, ir prozos skyriaus redaktorė, Viktoras neleis man meluoti, su proza visada šiek tiek Nemune, turbūt ir žurnalo laikais, ir savaitraščio laikais yra šiokių tokių keblumų, tai kadangi aš kažkaip, taip, žinot, iš kaimo žmogus, kai parvažiuoja, taigi nieko nebijai. Taigi jūra iki kelių. Taigi aš galvoju, tai jeigu tie rašytojai nemoka rašyti novelių, tai aš parašysiu. Tai parašiau kokias porą ten trejetą, paskui Bulgakovienį, paskui važiuoju taip ir knygeliai susidėliau. O tiesa yra, kad ten kažkur tai lepterėjusiesi, kad jau poezijos nelabai nori rašyti? Ne. Netiesa. Aš kaip visada meluoju. Aš visai neseniai Viktorui įteikiau naują poezijos rinkinį. Ne, šiaip man kažkaip, netyčia, labai, aš niekada nenoriu meluoti. Aš nesu meluoti. Bet taip, kažkaip. Violeta Šoblinskaitė, Aleksa. Aleksa Gaspara. Tiruliukuose viskas gerai. Kelionė į pradžią. Jis eina ir eina ir eina. Kiaurą dieną iki vakaro tamsos, kol suima tikras nebetšaukiamas, iš kojų griaunantis nuovargis. Tada sustoja, nuolankiai atgula poilsio. Prieš užmigdamas dar apmąsto, ką per dien buvo matęs, o mato daug, nes moka būti akylas. Kartais dienos reginiai sugrįžta, atsikartoja sapne, tuomet pasiunta nekaip, jam per daug įspūdžių. Praplėšęs akis svarsto, gal šiandien ilsėtis, apsimesti sergančių ir niekur neiti, va taip imti ir iš viso nekilti iš lovos. Bet paskui jis pasiražo, nuveja šalin savo tingulį ir kiša blauzdas į kelnių klešnes. Juliukas kyla, vos tik tai aidūs garsai koridoriuje praneša, kad išaušo naujas rytas, net pusryčius ir tuos valgo jau eidamas, kad negaištų brangaus laiko niekams. Todėl neverta, net jei labai norėtumėte, siūlyti Juliukui kokio nors šilto maisto, jokių košių, jokių kiaušinienių, jau tikrai jokių kavų ar batų. Duonos riekė, sūrio kąsnis, kartais dešros galiukas. Tai viskas, ko Juliukui reikia. Pasijusdavo labai svarbi ir mylima. Miestelėje trūko moterų. Čia visos buvo potencialios, kad ne nuotakos, tai bent jau meilužės. Tačiau meilutei nesisekė. Nesisekė ne todėl, kad žargena ar bejausmė pintis, ne. Tik meilutė baisiausiai nemėgo ištižusių vyrų.
O tokių dėja ir buvo pilni visi kampai. Meilutės metai lėkė vis greičiau ir greičiau į pakalnę. Vakarais vis sunkiau būdavo nusivilkti senmergystės marškinius ir sušilti vienai pačiai plačioje lovoje. Kitos bendradarbės bandė jai pripiršti viengungį mokytoją, bet šiam, kaip vėliau paaiškėjo, labiau patiko vyrai. Seni laikai. Galiausiai mokytojas prasigėrė, taip jam ir reikia. O seniūnas kas kita. Kaip tyčia, Šlepas šį rudenį susirgo. Begydydama jo pleuritą, pajuto dar didesnę trauką. Meilutė tiesiog alpdavo, kaip norėjo apsivyti rankomis ploną Šlepo kaklą. Kas Tyvuliukuose nežino, kaip stipriai Antaniukas myli savo Danutę. Viską dėl jos padarys. Ir padaro. Atmina abu į miestelį dviračiais užeina į parduotuvę, pirk Danutę, ko širdelė geidžia. Lenkiško kumpio? Duok pardavėja mums lenkiško kumpio. Halvos? Imam ir halvos. Banan ir banan. Pasisekė Danutei. Visų bobų vyrai, kaip vyrai, užsivesk juos parduotuvėn, to jau buteliuko kaulyje ar bent jau alaus. O Antaniukas ne. Danutė gal nei piniginės neturi, kad už viską Antaniukas ir Antaniukas. Ji tik mostelės, noriu šito, ale prašom, pupo uoga. Sunku patikėti, ar ne kitais metais jau auksinės jie dviem grėsia, o meiliai vienas su kitu kaip tik vakar nuo altoriaus. Gal kad vaikų neturi? Neėda niekas gyvenimo, be pigu dantis rodyti. Danutė mėgėja. Niekas jos surūkusios nėra matęs. Žinau, tu bobos, kiek tas malonumas kainuavo. Kitaip aš nekėtų, bet nežinau. O Antaniukui visai nesvarbu brangumai. Daugiau nei 4 pensijos. Bus tų pensijų. Užtat Danutė gali šypsotis nuo ankstyvo ryto iki vėlaus vakaro. Jinai ir šypsos. Tik pažiūrėkite, kaip rūta žydė. Kas pasakys, kad ne ponia? Antaniukui džiaugsmas. Jis deda ant stalo dar vieną pensiją, kad man po galais kostiumėlį nusipirktumėj naują ir traukiam abudu į Tyvuliukų barą Antaninių švęsti. Antaninės abiejų mėgstamoji šventė, juk atlaidai. O paskui jau ir visa kita. Antaniukas klest šalia. Gal dar pagrotum, Petriuk? Aš tavo teklę apsukčiau. Bene nemačiau, kaip akis blizgino, kai kitos moteriškiukės prakaitą braukė. Ar tu manai, jai nenusibodo kiaurą dieną šinkuoti, į svetimą linksmybę dairytis? Aišku, kad nusibodo, o juk atlaidai. Aikštę kliutę pakratysim lašinius, girdi, kokia linksmybė tavęs graidina. Tau vienai žinok, polka su ragiukais. O Danutė kur? Danutė? Danutė namie. Antaniukas šį kartą Tyruliukus vienas atlėkė, dviračių. Tu, tekliutė, gal paskui kokį bambaliuką alaus man prisunksi, bet pirmiau žinoma polkutė. Šoka teklė su Antaniuku net garuoja abudu. Reikia jau Antaniukui prakaitas nuo plikės nusibraukt, traukia nosinį, bet nosinį ne toj kišeniai, o toj, kur Antaniukas ranką kiša, Danutė šypsena, kad ją kur velnė.